Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Mes turime tokį posakį – baimės akys didelės. Baimė tai labai stipri emocija ir ji dažnai iškreipia realybę. Kai baimės pilna širdis, mes net paprastus dalykus pradedame matyti kitaip. Nors baimė tiesiogiai įtakoja mūsų regėjimą ir aplinkos suvokimą, ne vienam iš mūsų baimė yra labai stipri varomoji gyvenimo jėga. Tik varyti, kabutėse, ji gali mus į visiškai skirtingas puses. Ji gali mus skatinti net moraliai elgtis. Mes nežudome ir nevagiame, nes bijome sėsti į kalėjimą. Mes nerūkome ir nesikeikėme, nes bijome susigadinti savo gerą vardą. Žinoma, kai kurie rūko ir geria, nes bijo būti atmesti bendruomenės, kuriai stengiasi įtikti. Mes daug dirbame, nes bijome netekti patogumų. Mes einame į bažnyčią, nes bijome, kad Dievas gali nubausti. Ir taip toliau ir panašiai. Viename žurnale teko skaityti, jog baimė yra reikalinga. Ji lyg viena iš auklėjimo priemonių, padedanti mums išgyventi. Jei žmogus nieko nebijotų, jis būtų daug žiauresnis. Biblijoje baimė pirmą kartą yra minima pradžios knygoje 3 skyriuje 10 eilutėje. Dievas sukūrė nuostabų pasaulį, viskas buvo tobula, Dievas pavedė žmogui valdyti žemę, tačiau kad žmogus nepamirštų, jog jis yra tik kūrinys, o ne Dievas, sodo viduryje buvo pasodintas gėrio ir blogio pažinimo medis, kurio vaisių valgyti nebuvo galima. Velnio gundomas žmogus nepakluso Dievui ir nusiskynęs valgė to vaisiaus, kuris, anot gundytojo, turėjo padaryti juos panašius į Dievą. Vietoje to žmogus prarado nekaltybę ir išsigando. Išgirdęs viešpatį Dievo vaikščiantį sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpat Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsiliepė, išgirdau tave vaikščiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl ir pasislėpiau. Pradžios knyga, 3 skyrius. Galima pasakyti, kad baimė tai bandymas slėpti savo nuogumą ir mes sveikiname savo kelyje bet ką, kas padeda tą nuogumą paslėpti. Tačiau tai tik figų lapai, jie problemos neišsprendžia. Nuo tos lemtingos dienos žmogaus baimių skaičius tik pradėjo augti. Dabar yra praskaičiuojama daugiau nei 500 skirtingų fobijų, kurios yra būdingos žmonijai. Mato Evangelijoje 14 skyriuje yra užrašytas atsitikimas, kai audros metu Jėzus atėjo pas savo mokinius eidamas vandens paviršiumi. Vienas iš 12, Petras, paklausė Jėzaus, ar jis negalėtų ateiti pas Jėzų taip pat vandens paviršiumi. Keiščiausia, Jėzus neprieštaravo. Ir stebuklas, Petras žengė savo pirmuosius žingsnius vandens paviršiumi. Tačiau, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjo skęsti. Evangelija pagal Matą 14 skyrius 30 eilutė. Ar pastebėjote, kad Petras pradėjo skęsti, kai pamatė audros smarkumą ir išsigando? Aš esu įsitikinęs, kad baimė atima iš mūsų stebuklus, kurie galėtų vykti mūsų gyvenime. Baimė apriboja Dievo veikimą mūsų gyvenime. Baimė išstumia pasitikėjimą Dievu, baimė atima drąsą, palieka mus vienus ir iškreipia realybę. Jungtinių valstijų Kolorado valstijos kanjone gyvena ereliai. Savo lizdams jie naudoja spygliuotas šakeles, nes jos stiprios ir gerai sukimba. Todėl lizdas būna saugus ir stiprus. Susukęs lizdą, erelis iškloja jį keliais sluoksniais lapų, plunksnų ir žolės. Šis minkštas patalas apsaugo jauniklius nuo spygliuoto lizdo pagrindo. Kai išsirita erelio jaunikliai ir visiems lizde darosi per ankštą, patelė instinktyviai suvokia, kad atėjo laikas paukščiukams palikti lizdą. Skatindama jaunuosius erelius išmokti rūpintis savimi, patelė išmeta iš lizdo minkštą į paklotą, todėl spygliai pradeda badyti paukščiukų šonus. Gyvenimo nepatogumas priverčia jauniklius atsistoti ant lizdo krašto. Tada patelė išstumia juos iš lizdo, o žemyn krisdami jaunikliai iš baimės pradeda mosikuoti sparnais ir taip išmoksta skraidyti. Daugelis iš mūsų dažnai atsiduriame tokiame ankštame lizde. Spygliai bado šonus, mes bijome skristi. Dievas nenori, kad mes būtume sukaustyti baimės, kuri žlugdo mus kaip asmenybės ir neleidžia mums visapusiškai augti. Reikia drąsos. Reikia nugalėti tą baimę ir palikti jau mus varžantį lizdą.
esi. Geras tu. Kasdienė mana. Apaštalas Paulius rašė: Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos. Antras laiškas Timotiejui, 1 skyrius, 7 eilutė. Biblija moko, kad neturėtume bijoti žmonių, neaiškios ateities, pragaro ar panašių dalykų. Dievas gali mus išvaduoti iš šių baimių. Karalius Dovydas taip rašė: Kreipiausi į Viešpatį ir jis man atsakė, išgelbėjo mane iš visų mano baimių. Psalmių knyga, 34 skyrius, 5 eilutė. Tačiau Biblija kalba ne vien tik tais apie tai, kad mes turime išsivaduoti iš savo baimių. Biblija moko, kad mes turime bijoti Dievo. Šiek tiek toliau toje pačioje psalmėje Dovydas sako: Pagarbiai bijokite Viešpaties, visi jo šventieji, nes kas pagarbiai jo bijo, tas nieko nestokoja. Psalmių knyga, 24 skyrius, 10 eilutė. Ar tai reiškia, kad vieną baimę turi keisti kita? Būtent. Nes šios dvi baimės viena nuo kitos skiriasi kaip diena nuo nakties. Viena baimė yra horizontali, žemiška, kita baimė vertikali, sujungianti mus su dangumi. Dievo baimė yra visiškai nepanašiai tą baimę, kurią išgyvena žmogus gyvenantis be Dievo. Psalmių knygoje toliau skaitau: Ateikite, vaikai, klausykite manęs, aš mokysiu jūs pagarbios Viešpaties baimės. Kas iš jūsų trokšta gyvenimo ir geidžia daug metų ir laimės? Saugokite savo liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo apgaulės. Venkite piktą ir darykite gerą. Siekite taikos iš visos širdies. Psalmių knyga, 34 skyrius, 12-14 eilutės. Arba patarlių knygoje Saliamonas patarė: Pagarbiai bijoti Viešpaties reiškia nekęsti to, kas pikta, puikybės, įžūlumo, blogio elgesio ir suktos kalbos. Patarlių knyga, 8 skyrius, 13 eilutė. Arba štai dar viena eilutė: Viešpats gėrisi tais, kurie pagarbiai jo bijo, kurie pasitikė jo ištikimąją meilę. Psalmių knyga, 147 skyrius, 11 eilutė. Viešpaties baimė – tai vengimas pikto, paklusnumas Dievui ir pasitikėjimas jo meilė. Viena baimė atima gyvenimo pilnatvę, padaro mus savo vergais. Kita baimė išvaduoja, duoda išminties ir teikia ramybę. Pabaigti norėčiau žodžiais iš patarlių knygos. Kadangi jūs mane atmetėte, kai šaukiau, nekreipėte dėmesio, kai tiesiau ranką, kadangi paniekinote bet kokį mano patarimą, nepaisėte jokio mano įspėjimo, aš savo ruožtu juoksiuosi, kai ištiks jūs nelaimė, tyčiosiuosi, kai užklups jūs baimė. Kai baimė užklups jūs kaip audra ir nelaimė ištiks kaip viesulas, jie šauksis manęs, bet aš neatsakysiu. Jie uoliai manęs ieškos, bet nesuras, kadangi jis nekentė pažinimo ir neįgijo pagarbios Viešpaties baimės, nenorėjo jokio mano patarimo ir nekentė mano įspėjimų, valgys savo kelio vaisius ir bus savo kėslų pasotintas. Juk užgaidos pražudo neišmanėlius ir pasitenkinimas savimi sunaikina kvailius. O manęs klausantieji gyvens saugiai ir jų nevargins nelaimės baimė. Patarlių knyga, 1 skyrius, 24-33 eilutės. Atminkite, visos baimės yra problema, Dievo baimė yra sprendimas. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.